Šiandienos Evangelijoje Jėzus pasakoja mums palyginimą. Neištikimo prižiūrėtojo palyginimą. Ir galiausiai papasakojęs visas to žmogaus apgavystės. Jėzus padaro tai, kas mus nustebina. Jis jį pagiria sakydamas, šio pasaulio vaikai yra sumanesni už šviesos vaikus. Bet ko Jėzus nori mus tuo išmokyti? Kad suprastume, turime suvokti, kas yra išmintingumas nuo vokumas. Išmintis nėra paprastas gudrumas arba gebėjimas išvengti problemų. Krikščioniškoje perspektyvoje išmintis yra dorybė, kuri nukreipia visas kitas. Tai gebėjimas žvelgti į tikslą, į dangų ir pasirinkti teisingas priemones jam pasiekti. Neištikimas prižiūrėtojas pasinaudojo savo protu, kad pasiektų blogą tikslą. Jis norėjo tik šio pasaulio komforto ir saugumo. Tam jis naudojo neteisingas priemones. Todėl Jėzus jį vadina šio pasaulio vaiku. Jis ieškojo laimės čia, kur jos nėra, o mes šviesos vaikai. Kiek kartų pamirštame tikrąjį savo pašaukimą? Kiek kartų negyvename su žvilgsniu nukreiptų į dangų? Daugelis stengiasi vykdyti įsakymus, bet pamiršta jų tikslą. Įsakymų vykdymas be žvilgsnio į dangų paverčia krikščionišką gyvenimą paprastą moralinę etiketę. Be išminties moralė ištuštėja ir įsakymų vykdymas praranda prasmę, nes nebekyla iš meilės, bet iš baimės arba išorinio įspūdžio. Tikras krikščioniškas gyvenimas žvelgti į Dievą ir žinoti, kad Jis nuolat žvelgia į mus. Jis kviečia mus į amžinąją laimę. Jis numirė už mus. Mes jam priklausome. Todėl turime nukreipti visus savo veiksmus, mintis ir pastangas į viešpatį. Tai yra krikščioniškoji moralė. Visa kita yra tuštybė. Jei galiu tau duoti patarimą, broli, perženk tarno meilę ir siek sūnaus meilės. Mylėk Dievą ne tik kaip savo viešpatį, bet kaip savo tėvą. Dirbk ir gyvenk jam, nes jo paveldas priklauso tau. O tame pavelde, jame, tu rasi amžinąją laimę. Te padeda tau Dievas.